Dabar problemos įvardinimas gautųsi, kad nėra. Nėra tautos atstovavimo. O kaip jeigu bet kokiu klausimu reikia pasisakyti verslininkam, ar reikia pasisakyti profsąjungom, tai išrenka tą, kuris, kaip sakant, sėdi ir lanksto. Tai nėra institucijos tautos atstovavimo Seime. Nėra institucijos. Taip, tautos taryba, ekonominė socialinė taryba. Beje, visos Europos Sąjungos beveik valstybės tą turi. Labai sėkmingai, net ekonominė socialinė taryba yra pačiam Europarlamente. Ir Europarlamente ta ekonominė socialinė taryba yra deleguoti kažkokie mūsų atstovai. Bet jie šiandien dienai nieko neatstovauja. Gerai apmokamas atostogas savo. Tai panašiai. Jeigu jų paprašai, kad jie net atsivežtų tą informatyvę medžiagą, kur kažkas yra ruošiama Europarlamente, tai jie net šitą nesugeba. Tai gausis veiksmai dabar, vis tiek reikia mums... Čia yra įstatymiškai, mes nepažydžiam nei konstitucijos, nieko. Siūlyti peticiją gaunasi, kad apsvarstytų į Seimą. Ir man atrodo, tada Seimas turėtų Siūlyti peticiją. valdančioji dauguma turėtų šiandien dienai pripažinti. Aš galvoju, kad ir ta pati premjerė būtų labai patenkinta, nes jai patarimų ir patarėjų labai reikia.